Šiandien laidoje susipažinsime, kas yra driftas, iš kur bei kada jis atsirado. Trumpa pažintis su autosporto taisyklėmis. Laidoje išvysite pokalbį su drifto karaliumi Andriumi Vasiliausku. D1 Sport prezidentas Kastytis Alekna supažindins su drifto akademija. Išmoksime drifto pagrindų. Taip pat apžvelgsime praėjusį savaitgalį Vilniuje prie Ozo įvykusį driftingo čempionatą. Driftingas, lietuviškai šonaslydis, tai praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio pabaigoje Japonijoje atsiradusi automobilių sporto šaka, kai automobilis priverčiamas dideliu greičiu slysti šonu, tuo pat metu atliekant kitus manevrus. Lietuvoje driftingas atsirado 2002-2003 metais. Jis išaugo iš gatvės lenktynių ir jų metu atliekamų triukų. Iš pradžių nebuvo socialinių tinklų, tad organizaciniai reikalai užsimegzdavo forumuose, dažniausiai konkrečių autoklubų. Pirmieji driftai buvo organizuojami vadinamosiose Kauno bazėse. Nuo 2010 metų driftingo čempionatus iki pat šių dienų sėkmingai rengia D1 Sport komanda. 2012 metais driftas oficialiai tapo Lietuvos automobilių sporto federacijos nariu. Drifto varžybos. Nėra matuojamos laiku. Nėra laiko vertinimo sistemos. Driftas vyksta vienoje žiūrovams matomoje aikštelėje. Nereikia lakstyti nuo ruožo prie ruožo. Iš tikrųjų, driftas yra žiedinių lenktynių priešingybė, kur negalima slysti laiko atžvilgiu. O čia neslydimas jau reiškia klaidą, dėl kurios balai yra tiesiog prarandami. Varžybos prasideda nuo automobilio paruošimo varžyboms. Kitas labai svarbus dalykas drifte – treniruotis. Nes tik treniruodamiesi sportininkai gali išvengti klaidų. Dar prieš pat treniruotes teisėjai paaiškina vairuotojams, ko iš jų tikimasi ir nurodo konkrečias užduotis. Per kvalifikaciją dažniausiai yra atliekami 3 važiavimai, iš kurių yra įskaitomas geriausias. Kai jau žinomi rezultatai, tada suporuojami vairuotojai ir prasideda tikrasis driftas. Drifte vyksta iš tikrųjų labai artima kova, kadangi važiuojama itin arti vienas kito neišvengiama ir kontakto. Nors automobiliai ir slysta dideliu greičiu, jie yra visą laiką 100% kontroliuojami. Kvalifikaciniai važiavimai vertinami 100 balų sistemoje. Daugiausiai balų surinkęs vairuotojas važiuoja su mažiausiai balų surinkusiuoju. Taip suformuojamas top 16 ir iškritimo principu keliaujama iki pat finalo. Jeigu, tarkim, teisėjams sunku pasakyti, kas laimėjo, įvyksta važiavimų pakartojimas. Drifte dar vadinamas kaip one more time. Jeigu kalbėsime apie tai, ko reikia norint dalyvauti šonaslydžio varžybose, tai svarbiausia turėti automobilį ir įgūdžių. Automobiliai driftui yra specialiai ruošiami. Šiais metais Lietuvos drifto čempionato pro lygoje privalomi lankai vairuotojų saugumui užtikrinti. Dėl važiuoklės ar variklio specialių reikalavimų kaip ir nėra. Jeigu nori, gali į BMW įsidėti Nissan variklį ar iš 2 skirtingų automobilių sukombinuoti tiesiog vieną.
Iš esmės, drifto varžyboms reikia daug padangų. Su naujomis į trasą galima išvažiuoti kokius 4 kartus. Ir daug arklio galios. Šio tipo lenktynėse paprastai važiuoja automobiliai su 500 ir daugiau arklio galios. Dažnai automobiliai ruošiami ir puošiami išoriškai, juk vertinamas ir šou, vaizdas. Kuo geriau atrodo automobilis, tuo jis labiau akį traukia ir žiūrovams, ir teisėjai į labiau įsidėmė. Grįžkime į praėjusį savaitgalį. Prie prekybos centro Ozas nugriaudėjo 3. Battery Street Drift Challenge etapas. Pažiūrėti tikrai buvo į ką. Iš 44 dalyvių kvalifikacijos nepraėjo 6 dalyviai. Kaip bebūtų gaila, tačiau nesisekė ir vieninteliai dalyviai merginai, kurią vienas iš teisėjų apibūdino, o ji dar ir simpatiška. Parking King rungtyje dalyvis iš kaimyninės Latvijos Regnars Mozga savo išradingumu pavergęs publiką ir idealiai priparkavęs automobilį buvo paskelbtas nugalėtoju. Broliai Daunoravičiai tikrai sužavėjo ne vieną atėjusį jį. Tiek senojo Opeliuko pasirodymų, tiek Igno kova su Dariumi Kepežinsku, nors čia Ignas ir pralaimėjo. Paskutinėje kovą dėl pirmosios vietos Kęstutis Kelpša su E36 laimėjo prieš Liną Navicką su E30. Darius Kepežinskas, kuris varžybų dieną šventė savo gimtadienį, deja liko 3. Daugybės žiūrovų simpatijų sulaukęs Ignas Daunoravičius iškovojo 4. vietą. Taigi, visas savaitgalio top 3-tukas. 1. vieta – Kęstutis Kelpša. 2. vieta – Linas Navickas. 3. vieta – Darius Kepežinskas. Ir dabar noriu pakalbinti iš karto po varžybų mūsų nugalėtoją, kol kas apsilaišiusių šampanų. Sveikas Kęstuti. Na, sakyk, kaip tau šis etapas, kaip tau viskas atrodė? Labai puikus etapas, man labai patiko, tikra stryto trasa. Jaučiuosi labai patenkintas ir pagaliau pralaužiau savo ledus. Supratau, na sakyk, būtent kaip tu manai, kas tau padėjo šiandieną, kad tu laimėjai 1. vietą? Sunku pasakyti, iš tikrųjų labai ačiū visai komandai, žmonai labai didelis dėkui už didelį palaikymą, manau, be jų man tai tikrai nepavyktų. Sakyk, ką veiksi dabar po varžybų? Nieko, tiesiog susikrausi mašinas ir važiuosim 300 km atgal. Supratau, ar lauki kito etapo būtent pas jūs Klaipėdoje? Labai laukiam ir mes visi laukiam ir mūsų labai daug laukia iš Drift Devil klubo. Taigi, kaip suprantu, esi vienas iš jaunesnių sportininkų, ar ne? Tai ko palinkėsi kitiems jaunesniems sportininkams street klasėje važiuojantiems, kad, na, jie galėtų to pasiekti, kaip minėjai, galbūt komandos susidirbimo, ar tiesiog drąsos, ar technikos ko? Manau, kad visų pirmiausia reikėtų turėti užsidegimo labai didelio ir neprarasti tos vilties niekada, jeigu tu nori tai pasiekti. Ir svarbiausia, nebijoti važiuoti į streetą, kad ir 1. kartą. Ačiū tau labai. Ačiū. Dariau, šiandien šventi gimtadienį, ar šiandieną tau bus dviguba šventė? Taip, tai iš tikrųjų dviguba šventė. Šiandien, aišku, būtų buvęs pats aukščiausias, tai 1. vietos apdovanojimas. Jau gimtadienio proga geresnės dovanos nesugalvosi, bet labai gerai ir 3. vieta padarėm. Čia atrodo visai gražių važiavimų ir iš tokios mažų tokių varžybų, mažos aikštelės. Tikrai išspaudė maksimalų, čia man atrodo, rezultatą. Tikiuosi, čia žiūrovai tikrai nenusivylę reginių, street lyga. Supratau, Dariau, na, vėlgi šiandieną matėme varžybose, kad iš tikrųjų tau įkandin bent sekė jaunesni, faktiškai tik šį sezoną pradėjantis driftinti sportininkai. Kaip tu manai, ar tai, na, suteikia džiaugsmo visiems, kad, na, auga tas visas mūsų drifto lygis Lietuvoje? Kaip tu komentuoji? Taip, Kebra labai, iš tikrųjų labai stipri ir, kaip pasakyti, nueinu pakalbam, iš tikrųjų pagiriu, sakau, nes tikrai su tokiais varikliais, su tokia gerokai silpnesnė technika, jie tikrai rodo įspūdingai gerą rezultatą. Aš sakau, visą laiką nevengiu nueiti, pasikalbėti, sakau, tikrai Kebra vertinu, stipriai važiuojat ir tik tai linkiu sėkmės ir pralaimėsiu, ateityje viskas gerai, čia kiekvieno čia yra, turi talentą žmogus, jisai važiuos ir niekai prieš nesimėsi, taip jau yra. Supratau, ir paskutinis klausimas, na, visiems rūpintis, kodėl po Vilnių dyzelis? Todėl, kad
Kietai, nu. Ką? Kaip tau atrodo? Tai yra tiesiog išskirtinumas, ar tiesiog tai yra kažkokios, geresnis mechaninis sprendimas? Iš esmės buvau jau visai pasitraukęs iš drifto ir čia draugai kažkaip apsitarėm, galvojau gal daryt, gal nedaryt jau nieko, bet to dizelio mintis pastumėjo į priekį, kad vėl kažką tai daryt, pažiūrėsim, kas gausis, įdomu, nes niekas nėra padaręs, niekas nėra galingumų tokių ten išgavęs iš tų dizelių, plus sporte tokiam kaip driftas, tai aplamai yra labai vienetai. Ir panašu, kad visai pasiteisina. Aišku, čia buvo padaryta ta mašina pakankamai paprastom varžybom, kaip Street lyga, kaip gal Latvijai Pro-Emas. Nepakonkuruosi su mūsų šiandien garsiausiais drifteriais Lietuvos, nėra šansų, bet va tokiose varžybose aš pilnai išsikraunu ir aš patenkintas galiu dalyvauti ir manau, kad žiūrovam irgi patinka dizelio, kaip jisai važiuoja ir kaip ten tie dūmai, ten visą tai. Supratau, Dariau, tai dar kartelį ačiū tau, linksmo tau gimtadienio ir susitiksim Klaipėdoje, ar ne? Atvykome pas pastarųjų 2 metų Lietuvos driftingo čempionatų karalių Andrių Vasiliauską. Jį sutikome garaže ir jį pakalbinome. Esu Andrius Vasiliauskas. Esu 2 metus iš eilės Lietuvos drifto čempionas. Vienais metais tapau D1 sport drifto karaliumi, praeitais metais tapau Lietuvos autopliuso rengiamam čempionate drifto karaliumi. Andriau, kaip supratau, tikrai esi įsimylėjęs šitą autosportą, driftą. Nuo ko viskas prasidėjo? Kada pirmą kartą driftą pamatėjai ir pats tiesiog sugalvojai išbandyti? Ar tai buvo gatvė, ar tai buvo tiesiog pirmos varžybos? Pamačiau tai kaip ir visi turbūt internete, filmukais tais visais, kaip dar anksčiau, kaip buvo rengiama Ulmo bazėj, ten buvau kelis kartus nuvažiavęs, pasižiūrėtas varžybas, žiūrėjau, mašiau, galvojau, gal ir aš tada važiuosiu. O viskas prasidėjo tai nuo mašinų. Pirkau, pardavinėjau, ten vadinkim, tvarkiau tas mašinas ir jos visos buvo tik tai BMW. Tai viskas prasidėjo žiemą, tai žiemą be abejo, kad smagu yra paslidinėti. Ir kaip įsilaikiau teisės, kai nusipirkau pirmą vadinamą tokią mašiną, su kuria mėgdavau pasivažinėti, tai buvo taikos aikšteliai. Kažkada ten labai senai, 2007-2008 metais, tai viskas nuo ten ir prasidėjo. Važiuodavom, būdavo Andrius iš Juragių čipas, su tuo važinėdavom pastoviai, jisai praktiškai mane ir užkabino šitą dalyką. Parodė, jisai toksai, aš ilgą laiką laikiau į savo kaip mokytoją. Jis man vis parodydavo, kaip čia tai pravažiuoti, kur ten tą rankinį užtraukti, kur gazo paspausti ir viskas nuo tos aikštelės prasidėjo. O stipriau, rimčiau važinėti pradėjau tai nuo 10 metų. 2010 metų, kaip nusipirkau pirmą tokią raudoną keturdurę kregždę. Ir jinai buvo su vadinamu labai gerų variklių, 2,5 litro, kažkada 200 arklių buvo labai daug. Na ir prasidėjo sportinės sėdynės, diržai, hidrauliniai rankiniai, mašinos lengvinimas ir metai vieni kiti ir pradėjau važinėti tiesiog taip sportą. BMW, kodėl tu pasirinkai būtent BMW, tarkim, mes matome drifto trasoje BMW ir tarkim, ar ne, Nissan modelius važiuojančius. Kokius tu galbūt skirtumus gali tiesiog pasakyti, kuom jie skiriasi, kuom geriau BMW galbūt, kuom prašiau, ar... Neneigiu nei to Nissano, nei ten tų Toyota ar dar kurios mašinos važiuoja driftą ir galų varomos, bet tiesiog BMW man patiko vieno to, kad kažkada, kaip minėjau, prieš tai pradėjau prekiauti jomis, jas pradėjau remontuoti, į būtent apie tą modelį pradėjau gilintis ir tiesiog aš jį jau gan stipriai pažinau. Mano visas draugų ratas, tai jie, kaip pasakyti, turiu žmonės, kurie prekiavo vien detalėmis, kurie būtent jie irgi užsiminėja šitais automobiliais. Ir yra lengviau, bent man šiuo atveju, turėti BMW automobilį negu Nissaną kokį ir dar kažkokį kitą automobilį sporte. Apie šitą automobilį praktiškai daug ką žinau, kur yra silpnos vietos, kur kažką reiktų patobulinti ir galbūt tų, kaip pasakyti, BMW, jinai tokia patvaresnė ta mašina mano atžvilgiu. Tų variklių pasirinkimas nėra labai didelis šitiem automobiliam, bet jeigu man kažkas atsitinka, jeigu kažkas sugenda, aš žinau, kur kreiptis ir pas ką kreiptis, kad šitą problemą išspręsti. Supratau. Dar norėčiau sugrįžti prie to, kad
kiek tiksliai dabar metų nuo savo pirmų oficialių varžybų jau važiuoji? Ta prasme, kiek... Pirmos oficialios varžybos buvo tai 2010 gale. Tai buvo MPTimo rengiamos mažoje drifto trasoje. Tai vadinasi, tu... Tai, netgi, jeigu pastebėjote, ant durų yra lipdukai varžybų, tai tas pirmas 7, juodai pažymėtas, tai yra pirmų varžybų. Jo, tose varžybose dalyvavau pirmą kartą, kaip tik tą dieną turėjau problemų su akim, anksti ryte išvažiavau į kliniką akių ir gavos taip, kad vieną akim visą dieną nemačiau. Ir tą dieną važiuodamas su savo mašina laimėjau 4 vietą. Buvo pirmos tokios varžybėlės. Antros varžybos buvo rengiamos Urme, tai dabar tiksliai nežinau, ar D1 rengė, bet man atrodo D1 kitas rengė. Tai irgi tose varžybose buvau 4. O tų metų gale 5 etape truputuką nepasisekė su mašina ir ten labai geroj pozicijų nebuvau. Bet man tie rezultatai pirmi buvo labai geri. Na, kaip minėjai, pradėjai sportuoti nuo 2010 metų, tai čia prabėgo vos 4 metai, ar ne? Na, man džiugu, kad praeitais metais per apdovanojimus man pačiam teko tau įteikti pirmos vietos karaliaus taurę. Ir užpernai irgi taipogi, na, esi D1 sporto, ne, drifto karalius. Kaip tu manai, kas būtent, kieno tai yra, ar tavo vieno nuopelnai, ar tiesiog dar kitų žmonių, kad iš tikrųjų taip progresuoji ir tiesiog, na, įdomu, kaip pasibaigs šie drifto metai, ar ne? Bet būtent, kas lemia, kad, na, tu trasą visos varžybos užbaigti pirmas? Be abejo, pagrindinis akcentas tai yra pinigai, reikia turėti finansų. Daug dasideda geros padangos ir svarbiausia tai, kad atlaikytų gerai techniką, kad nepavestų. Jeigu gerai pravažiuoji treniruotės, kvalifikaciją ir mašina nekaprizinga būna, tai tikėtina, jeigu nedarysi didelių klaidų, galbūt pasiseks ir pačiose varžybose. Pirmais metais, kai laimėjau titulą, 12 metų titulą, tai važiavau visiškai iš savų finansų ir tikrai buvo sunku. Ten jau vienam etapą laimėjau, kitam etapą laimėjau, trečiam etapą jau nepavykus laimėti, jau abejojau, ar tapsiu metų lyderiu, bet vis dėlto taškai taip susidėliojo, kad tapau. Na, visose varžybose matome, kad tavo didžiausias konkurentas tai yra Timas, ar ne? O pas trečiasis, tai kiek suprantu, tavo mokytojas, Čipas. Ką galėtumėt būtent apie tuos du sportininkus, kurie tau kvėpuoja į nugarą, tiesiog pasakyti? Abudu labai stiprus ir su Timu paskutiniu metu važiuojam praktiškai lygiai. Šiuo metu netgi yra tarp mūsų variklių yra lygios jėgos. Keli rykliai tik tai lemia tą, bet tai nėra rodiklis. O šiaip Timas irgi yra gan stiprus varžovas, jisai irgi yra buvęs karaliumi ir jisai jau nuo senų veteranų galima vadinti. Kažkurį laiką buvo išėjęs atostogų, jokio formai. Vaikus auginomės, ar Turbūt, vaikus augino šeima. O šiaip mašina irgi stipri, konkurencinga jinai, o visa kita tiesiog jau užsispyrimas jau lemia. Kaip tu pasiruoši tom varžybom, kaip tu fiziškai jausiesi. Kokiu atveju labai sunku yra važiuoti. Pažiūrėkit, kitą kartą per varžybas, kokia būna temperatūros, 30 laipsnių, 35, toj mašinai ten beprotiškai karšta. Čia netgi sveikata kitą kartą daug ką lemia. Na, linksmybės. Kaip drifteriai linksminasi? Na vis tiek, grįžti po varžybų pailsėjęs ir galų gale ne kiekvieną savaitgalį būna, ar ne, varžybos. Kur? Kaip? Su kuo? Kai visi normalūs žmonės. Kai visi klubai, ta prasme, mėgsti klubus? Be abejo, mėgsta. Kitą kartą būna mažai lieka laiko jos nueiti. Viskas aišku. Bet kokiu atveju reikia dirbti, užsidirbti pinigų varžybom, visom kitom pramogom, pragyvenimui. To laiko nelabai daug lieka, bet visada jo neturi. Na, vis dėlto autosportas, manau, bet kuris autosportas, net ir pats driftas yra vis tiek pavojingas. Ar tavo mama pergyvena, kai tu važiuoji? Jinai net pergyvena, jeigu aš mašiną įbrėžiu. Supratau. O kaip jinai komentuoja, tarkim, būtent, kaip jinai sužino, kaip tau sekasi, pats viską pasisakai, tiesiog nenori pasakot, kad nepergyventų. Per varžybas visada būna mano geras draugas, kuris turi arba mano telefono ranką, arba savo. Ir kiekvieną įvykį, kiekvieną smulkmeną, ten kaip yra avarija, ar nepasisekimą, ir gedimą, ir netgi ten perėjimą į kitą etapą, ten top 8, top 4, viską komentuoja visada man.
Jeigu jos nėra šalia. O dažniausiai važiuoja kartu? Dažniausiai jo važiuoja. Ar mama, ar seneliai, ar tėvas pats visada stengiasi būti ir palaikyti. Ačiū, Andriau, tau už interviu išsamų, labai buvo įdomu pas tave atvažiuoti į šitą teritoriją, pamatyti tavo gražius Bemve. Ir tiesiog, street klasė, kurioje, nebuvo nei vieno varžybų, kur nedalyvautų mažiau negu 35 žmonės, ar ne? Tai vadinasi, jaunimas veržėsi šitą sportą, veržėsi ir, galbūt esi tikrai daugeliui turbūt ir favoritas. Ką palinkėtum būtent tiems jaunesniems sportininkams, kad tiesiog pasiektų tavo lygį? Kad kuo daugiau įsispirtų ir niekad nepasiduotų. Ačiū tau. Prašom. Sveiki visi, mano vardas Kastytis Alekna, aš profesionalus driftingo pilotas ir šiandien aš noriu pristatyti Jums Driftingo akademijos rubriką. Kas yra Driftingo akademija? Driftingo akademija tai galimybė kiekvienam išmokti slysti šonu ir suprasti, kasgi yra šoninis slydimas. Mes parodysim kelias technikas, kaip reikėtų pradėti slysti ir kaip teisingai slysti ir kas vis dėlto yra driftas. Driftingo akademijos metu dauguma vairuotojų negali teisingai slysti, kadangi savisauga neduoda jiems spausti gazų ten, kur reikia jo spausti. Reikėtų pradėti nuo to, kad važiuoti ratu ir staigiai paspausti akceleratorių. Jeigu mašina pradeda slysti, nereikia išsigąsti ir atleisti gazą, kadangi jūs prarasit sukibimą ir mašina apsisuks. Taigi, kad pradėti driftinti ir pradėti slysti šonu, reikia paspausti staigiai gazą ir išlaikyti jo lygiai to lygiai. Tada jūs pajausite ir išbandysite šoninį slydimą. Kad palaikyti šoninį slydimą, jūs turite paspaudžius gazą atleisti vairą, kad jisai pats atsisuktų į tą poziciją, į kurią reikia, kad mašina važiuotų šonu. Jeigu jūs bijot paleisti vairą, jūs turite jį labai greitai sukioti į tą pusę, į kurią pradeda slysti mašina. Tačiau, kai parodo patirtis, daug lengviau tiesiog atleisti vairą ir laikyti gazą. Ir kai mašina važiuos tam tikrų kampų, jūs turėsit mašiną vairuoti ne vairų, o gazų. Kad geriau suprasti, apie ką jinai kalba, galų varomų automobiliai vairuojami ne tik vairų, bet ir gazų. Ką tai reiškia? Kai jūs spaudžiat daugiau gazo, mašina pradeda slysti ir greičiau, ir tuo pačiu jinai didina slydimo kampą. Taigi, jeigu jūs norit važiuoti didesnį trajektoriją, platesnį, jums reikia laikyti daugiau gazo. Jeigu jūs norit, kad jinai važiuotų į vidų arba mažesnį trajektoriją, jūs atleidžiat gazą. Taigi, galima vairuoti mašiną visiškai neliesdami vairo, o tik gazuojant. Jeigu jūs išmoksit tai daryti, jums bus labai lengva ateityje daryti persimetimus, nes jūs nebijosit vėlgi paleidinėti vairą. Nuo pirmų pamokų reikėtų išmokti slysti tik į vieną pusę arba į kitą. O vėliau reikės mokėti ir kaip persimesti mašiną. Kas yra mašinos persimetimas? Kai jūs vieną pusę važiuojat ir norit pakeisti važiavimo kryptį į kitą pusę. Ir gaunasi, kad mašina persimeta iš vieno kampo į kitą. Tai yra persimetimas. Taigi, pradžiai mes mokinomės pastatyti mašiną ir palaikyti kampą, o vėliau mes matysim, kaip teisingai persimest mašiną ir kaip palaikyti kampą persimesti. Antra technika paleisti mašiną į šoninį slydimą yra sankabos spyris. Tai yra, jūs važiuojat, pasiekėt tam tikrą greitį ir kad mašina pradėtų slysti, jūs turit staigiai paspausti sankabą ir ją atleisti. Ir tuo pačiu metu paspausti pilną gazą. Kas tai duoda? Variklių sūkiai kyla iki pat galo ir atleidžiant sankamą gaunasi, kad ratai pradeda prasislysti. Ir tai tokiu būdu jūs gaunat šoninį slydimą. Ta slydimą taipogi reikia palaikyti arba laikant pilną gazą, arba dozuojant gazą tiek, kiek reikia. Pavyzdžiui, ant sausos dangos reikėtų daugiau gazo, ant slapios mažiau. Kitoje laidoje jūsų vėl laukia interviu su garsiausiais šalies šoninio slydimo meistrais, taip pat įvykusių driftingo varžybų apžvalga. Naujų šoninio slydimo pamokų išmoksime Drifto akademijos rubrikoje. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki kito karto.